Sveiki visi, sveiki. Noriu pakalbėti greitai apie porą minučių apie sveikatą, žmogaus sveikatą, kaip būti sveikam, žvaliam, švytinčiai, pilnai energijos, kad galėtumėm tvarkyti savo reikalus lengvai, paprastai ir laisvai. Tai yra kelios būdų, kaip pasveikti, žinai. Aš tik tais paminėsiu dabar vieną, žinai. Tokį vieną variantą, tokį vieną momentą. Ir kaip tik čia atsistojau prie sodo, kaip tik sutapo, tai labai gerai, žinai. Tai kaip čia dabar pradėti paprastai? Labai suprasti, kad yra viskas paprasta. Viskas paprasta. Mūsų tikrai makaulė yra manipuliuojama labai stipriai. Tas protas, žinai, tas ego. Ir mes dėl to esam pasimetę ir nežinom, kas yra. Bėgam pas daktarų, bėgam vaistų gerti, bėgam bėgam valytis kraują, bėgam gerti vaistų nuo inkstų, bėgam gerti vaistų nuo širdies ir taip toliau ir panašiai, žinai, ne? Nieko neturiu prieš daktarus, viskas okei. Dabar šiuo laikotarpiu daug kam reikalingi, žinai, daktarai. Bet, aš ir taip pat. Aš nebesirgu jau nuo 2012 metų, tai patarsiu ir aš patariu savo, tik tais rodau savo patirtį, žinai, ir patariu žmonėms tai pamėginti, žinai. Tai va, jeigu kažkas skauda, širdis, inkstai, kepenys, kojos, raumenys, galva, kažkas tokio, jeigu nėra energijos, rūkas galvoja, taip toliau ir panašiai, valgyk daug vaisių. Valgyk daug vaisių. Vaisių. Obuoliai, kriaušės, slyvos, aprikosai, mangai, bananai, trešnės, avietės, braškės, taip toliau ir panašiai. Ir taisyklė yra su vaisiais valgyti juos saldžius. Saldus, kad būtų saldus. Kuo saldesni, tuo geriau. Jeigu vaisiai rūgštus ir neskanus, jų negalima vartoti. Jie yra dar blogiau. Yra tokia rūgštinė ir šarminė terpė mūsų kūne. Kai kūnas užrūgštėja ir prasideda visokios ligos. O kai kūnas šarminasi, jisai būna sveikas ir jo energija auga, didėja, mes sveiki, gražus, stiprus ir vikrus. Tampam. Tai va, ant vien vaisių ir daržovių neįmanoma būti šiuo metu žmonėms. Labai sudėtinga. Yra, žinai, minimaliai žmonių, kurie tai daro. Yra minimaliai, žinai. Ir kad būtent vien vaisių, čia reikia kitą etapą praeiti, bet apie tai kada nors kitas įk vėliau. Tai va, valgai daug vaisių ir valgai virtą maistą kartu. Ta prasme, pavalgai vaisių ir paskui po kažkiek tai laiko virtą maistą, žinai, ar tenai bulvės, ar ryžiai, ar daržovės kažkokios, ar visokie kariai, visokios ten tos, kaip vadinasi, ne košės, visokie kariai, va tokie daržovių šupiniai, tokie daržovės keptos, orkaitė ir taip toliau ir panašiai, ryžiai, bulvės, kruopos, kažkas tai tokio. Ir labai daug vaisių ir daug virto maisto. Kiek tik tais tau geidžia širdis iki pasisotinimo. Ir už savaitės, už mėnesio, už 2, už pusę metų tu net pažinsi savęs, kaip viskas atsigauna, kūnas pradeda veikti gerai, energija pakyla, išsivalo visi organai, išsivalo žarnynas ir mes paprasčiausiai leidžiam kūnui išgyti ir viskas. Leidžiam kūnui išgyti ir viskas. Labai paprasta. Nes mėsa ir karvės pieno produktai labai stipriai užrūgština mūsų organizmą. Labai stipriai. Vos nestipriausiai, žinai. Ten paskui alkoholis irgi labai žiauriai rūgština, bet mėsa ir karvės pieno produktai labai stipriai užrūgština organizmą. Ir dėl to taip yra. Nukrito boliukas. Ir kas dar?
Tai taip, kažkaip tai taip. Tai va, jeigu atsibodo būti sergančiam ir pavargusiam, pakeisk maistą ir pamatysi, koks bus pasikeitimas tavo kūne, tavo būsenai. Bus fantastika. Fantastika. Bus ir tai va, ir patikėk tuo, ir pats sutik su tuo, kad taip tinka, ir aš esu sveikas, aš esu sveika, aš esu stiprus, aš esu graži, aš esu nuostabi, aš esu galingas. Pabandyk va taip pagalvoti apie save ir pasikeitimai bus wow. Kartu su obuoliais, tapsime kartu su vaisiais, virto maisto ir bus wow. Tai va, čia tik vienas variantas, kaip pasveikti. Yra dar keletą kitų variantų, bet čia toksai vienas iš lengvų ir labai gerų. Ir malonių, žinai, ir maistas puikus, skanus, nuostabus ir tiesiog wow. Tai va, šiandien tiek. Jeigu turi klausimų, rašyk, nesidrovėk, pasimatysim. Iki, čiau.